Mauzeri, a jūs žinot, kad iš Niujorko į Lietuvą atvyko viena gražiausių Lietuvos moterų tituluojama Giedrė Rusytė? Gerbiamas Jurski, o ką jūs čia man taip pašnipždom šnapždatės? Aš nenoriu, kad supyktų Asta Valentaitė, kuri irgi yra tituluojama viena gražiausių Lietuvos moterų. Ir dar Evelina Ananusauskaitė. Nu taigi šita yra kaip ir ištekėjus, jį turi princą ant balto smokingo. Tai ko čia dabar įsižeisti? Tai gerbiamasis, pasakykit man dabar jau taip normaliai, ką nuveikė į Lietuvą parvažiavusi tą Giedrė Rusytė? Kažkokį tai vietinį muilą atreklamavo. Sako, Lietuvoje išvirtas toks muilas, muilas, kad visos Niujorko moteris važiuoja į Lietuvą su to muilu muiluotis. Kad lietuviai muilaviriai paskambina Niujorko moterims ir paprašo jas pareklamuoti tą jų muilą, tai jos, kad ir kokios užimčiausios, priužimčiausios būtų, su brangiausiais Niujorko muilais, viską metą apsisprendžia per 3 sekundės ir lekia į Lietuvą reklamuoti to muilo. O tai Valentaitė negalėjo reklamuoti to muilo? Nu kaip nekaip yra viena gražiausių Lietuvos moterų? Tituluojama viena gražiausių. Nu gerai, nu. Galėjo. Grožio tai jai užtenka. Bet kai jai paskambino Lietuvos muilaviriai, tai sako Asta, okei, man reikia pagalvoti 3 dienas. Tai kur 3 dienos ir kur 3 sekundės? Tai va šitaip, viena gražiausių Lietuvos moterų tituluojama Asta pralaimėjo vienai gražiausių Lietuvos moterų tituluojamai Giedrei. Klausyk, nu bet kaip tai Giedrei pavyko ištrūkti iš to Niujorko? Vat yra toksai vienas gražiausių Lietuvos vyriškių, Žydrūnas Ilgauskas. Ir jis nei kaip negauna leidimo atvykti į Lietuvą ir pareklamuoti krepšinio. Nu tai sutarė su Niujorko darbdaviais, kad nesipaveiksluos užsilipusi ant kopėčių, kad nenukristų į traumas negautų, kad nesipraus su to muilu, kad neišbertų ir nenueitų šaibo moda, ir kad nedalins interviu į kairę ir į dešinę, kad įvaizdžio nesugriautų. Jo, atrodo, vienos gražiausių Lietuvos moterų. Vienomis gražiausių Lietuvos moterų tituluojamos moterys. Taip, ir kiek vargo dėl to grožio? Vis baigėt? Baigėt? Tai nuleiskit man, juokauju. Nu jo, bendrai, galėjo muilaviriai pasamdyti šitą, kaip jisai, Raulį Madly. Ja. Gautųsi 2 muilų sureklamuotų, vyrišką ir moterišką.